Nu tai labas rytas, 7 vlogmas diena ir šiandien yra jau paskutinė Sadguru vidinės inžinerijos diena. Tai žiauriai laukiu, kad šiandien jau ir ne tai, kad pasibaigtų, bet noriu aš pamatyti, nes šiandien jau bus ta diena, kai jau mes tą dalyką išmoksim, tą visą, nežinau kaip pavadinti, ten net ne meditacija, ten yra tiesiog tokia kaip praktika. Tai va visą tą praktiką jau šiandien išmoksim ir darysim ir labai laukiam. Įdomiausia, kad šiandien 8 ryto mes susitiksim ten šalia esant, netoli ten tos vietos esančiam parke, lauke. Ir sakė, tipo, nu galima atsivesti ten draugą ar šeimos narį, tai aš gal pasimčiau šeimyną, bet ir labai anksti ir visą naktį žaibavo, griaudė ir aš atsibudus, netgi buvau porą kartų nuo tų žaibų, nuo to griaustinio ir galvoju, šlapė ir vakar klausė viena mergina mokytoja, sako, bet lietų rodo, mokytoja sako, tai nieko tokio. Tai aš taip galvoju, negi mes apie lietų kažką darysim, tai reikia rūbų gal įsidėti. Tai žodžiu, dabar grįžtam ant žemės ir grįžtam į normalų gyvenimą ir darom vaikams dovanas. Tai šiandien pasiėmėm rožinius vokelius, tokius stirniukus bei bembius, čia kažkas iš to, iš gyvūnijos pasaulio. Ir šiandien turim žvakytės. Va tokie šiandien. Nu tai labas vakaras, pasibaigė mano mokymai. Kalbate su, tiksliau žiūrite į žmogų, kuris šiandien pamatė viso gyvenimo esmę. Buvo kosmosas, buvo taip gilu, wow, buvo patirtis. Žiauriai, wow. Čia tiem, kas eina dvasingumo keliu, labai rekomenduoju. Yra ir online kursai, Sadgurutas Inner Engineering. Tai čia ir Lietuvoj irgi yra tų žmonių, kur užsiema tais dalykais, man atrodo, nes sakė, kad Lietuvoj irgi yra. Žodžiu, bet šiaip daro online, gal netgi daro ir gyvai Lietuvoj, gal atvažiuoja mokytojai, tai aš po to biškai labiau papasakosiu. Reikia vėl man į miestą važiuoti dalykų, nes mano šeimynų nespėjo nieko nupirkti. Na tai žinokit, turėjau pačią giliausią savo gyvenimo patirtį. Aš nežinau, kiek čia detaliai jums pasakot, nes čia tikrai, jeigu jums atrodo, kad ten visi tai patyrė, tai ne, nes aš maniau, kad visi patyrė. Po to, kai mes ten dalinomės, tai čia mano buvo crazy istorija, tiesiog. Nu, bet aš turiu tą tokį, nežinau, gal kad tam dvasingume esu ir medituoju, ir jogą darau, nu ir šiaip turiu tą tokį jautrumą tokiam dalykam. Nes aš esu iškinęs kelias dalykus numačius, tai ten buvo man wow, ta prasme. Net nežinau, ką dalintis, kuo dalintis. Tiesiog tas jausmas, kai realiai, nu mes visi mintyse žinom logiškai, kad mes esam visi vienas, kad kad turime tik šį momentą, kad nėra nei ateities, nei dabarties. Ta prasme, nėra nei ateities, nei praeities. Praeitis tik mūsų yra atsiminimai. O ateitis tai tik yra mūsų įsivaizdavimas realiai. Mes turime tik va tą momentą, va tik šitą, va dabar tik šitą momentą. Ir tu, kai tą pajauti, kad va tame momente tu esi, nu toks yra stebuklingas jausmas. Ir ne tik tai, ne tas man čia buvo aukščiausias taškas. Ten žodžiu mokina tą visą, čia tokia yra kaip praktika, vadinas, dabar atsiminsiu turbūt pavadinimą. Šambavi Muhamudra Kriya. Muhamudra turbūt tas žodis, man aš pamirštu. Bet žodis Šambavi Kriya svarbiausia, žodis Šambavi. Nes Šambavi reiškia Twilight, tai Twilight man atrodo yra kaip kažkuris ten menulis, kažkas ten to, ne, priešpilnis turbūt, o ne Twilight pagal knygą, pagal filmą. Kai tu esi čia, bet ir tą kitą erdvę pasiekė. Tai va aš tą pajaučiu šiandien.
Nes jau ten, ta prasme, mes ten viską išmokom, nes ten yra daug pasiruošimų, ten tokių kaip jogos elementų, ten daug dalykų daryti, kvėpavimas, viską, pratimai jogos, ten visokie tokie, ten jogos dalykai, ten tie loks vadinami, tai užrakinė ten kaklą, žodžiu, nesivelkim į detalės. Ir jau po to, tas visas yra pasiruošimas ir po to jau mes einam jau tą grinai tą jau meditaciją. Ir ten įjungia mums per ekraną patys Sadhguru, nes jisai sukūrė tą visą kursą, tą visą dalyką. Tiksliau, tas jau egzistuoja 1000 metų, tas Shambhavi, tas dalykas, bet niekada nebuvo, kaip per šios 30 metų, tai paleista, tiksliau, per dabartinius metus paleista į visuomenę, kad Sadhguru apsiėmė, kiek ten sakė, 20 ar kiekis metų bandė supaprastinti tą dalyką. Nes prieš tai jis toks buvo labai staigiai, tu nubundi realiai, tą savo energiją pažadini ir būna, žiūrėkit, šį kartą įklina mane krito ir būna, kad per daug ir žmogus išsigąsta. Nes man yra buvo ne kartą, kad aš jaučiu, kad man ta energija bunda ir aš išsigąstu ir nutraukiu, nes savaime tai būdavo, o dabar va tiesiog tu toj meditacijai būni ir taip saugiai jaučiaus, kad čia taip turi būti. O tai buvo wow, ta prasme, ten mums kaip pasakė tas, kai mes pradėjom ten tą visą pasiruošimą, jau ta buvo iniciacija, kad mums Sadhguru mumis inicijuoja į tą visą dalyką, kad jau duoda leidimą mums daryti, nes šiaip tu negali daryti, nes be iniciacijos. Tai gali ir labiau žalos padaryti savo negu gerumo, nes tu turi gauti tą mokytojo leidimą, taip yra rytų kultūrų tose dalykuose. Ir aš jau ten jaučiu, kai ten visus dalykus darėm, pratimus tuos pasiruošimo, aš jau jaučiu, kad čia bus kažkas, kad čia yra svarbu ne tik kad meditacija, bet čia yra kažkas labai svarbaus, kas man kaip žmogui, kaip sielai, čia man labai svarbu šiam gyvenime patirti. Ir ten padarėm tuos pratimus ir kai Sadhguru pasakė, kad jau ateiti į tą pozą, Ardha Sadhana, žodžiu, tokia kaip panašiai plotoso poza. Ir kaip pasakė, užmerkit akis, rankos tokio jogos mudros pozoj. Aš pajutau, kad mano rankos, mano pėdos, mano kojos jų nebėra. Nėra, tiesiog aš nejaučiu jų. Groja muzika ten pas Sadhguru. Ir aš matau, kad manyje yra kosmosas, ta prasme, manyje yra, iš tikrųjų matau, kad yra juoda, ta prasme, tokia kaip tuštuma, bet joje yra viskas. Kad viskas joje telpa, toks buvo jausmas ir kad mane, ta muzika, tai yra visatos muzika ir mane judina ir aš realiai ten judėjau toj meditacijai. Ir aišku, ta prasme, aš savo kūno nevaldau, aš nejaučiu, ar mano rankos dar yra toj mudroj, ar mano pėdos nutirpo, ar aš turiu pėdas, nieko nejaučiu, bet aš tik jaučiu, kad veikia mano sąmonė. Nes stengiuosi būti susifokusavus į tą tašką tarp antakio. Ir aš galvojau, kad turbūt visi čia juda kaip išprotėję, o po to pasirodo, kad ne. Ir man buvo taip keista, nes aš maniau, kad tikrai čia visiems toks efektas, matyti, aišku, visiems skirtingai. Ir, ta prasme, ta muzika, pagal muziką aš ten siūbuoju iš šonus į priekį. Buvo toks jausmas įdomus, toks visiškai, žinot, ir jaučiu, kad mano kūnų teko tokia energija, kad ta energija bunda, nes to dalyko esmė, kad ne tai, kad pabudintų tą energiją, kaip vakaruose labai populiarus žodis kundalini, nes kundalini tiesiog yra energija, kurios mes nenaudojam. Ir tas dalykas, tą energiją miegančią, jis pradaro biškį tą dangtį jos ir truputį po truputį per kiekvieną praktiką jos išleidžia, nes ta energija iš tikrųjų yra tas mūsų toks pats didžiausias potencialas, pati didžiausia informacija, kurios realiai žmogus, didžioji dalis žmonių per visą gyvenimą nei trupučio nepaliečia, nes ta energija mieganti yra. Tai žinokit, man buvo kosmosas, aš ten žliumbau, beleskai žliumbau, nes ta prasme tave taip, tu toks pasijunti vienas su visais, nerealus jausmas, žinokit. Jeigu kažkas einant į tą dvasingumą ir įdomus toks dalykas, ir čia tikrai nereiškia, kad per tą pirmą iniciaciją toks jausmas bus, nes niekam nebuvo ir aš ten po tokį dalinaus. Mano mokytoja netgi mane taip keistai žiūrėjo, aš savo mokytoją truputį perpratau, nes ten biškai jin yra libanietė ir matos dar, kad
dar, žinot, kai būna, kai žmogus dar, kad ir tu esi, vat, jogas, ir ten, kad ir pati mokytoja, bet vis tiek tu esi visų pirma žmogus ir turi savo tų dalykų dar neįspręstų ir, nu, apie tai, kaip biškai pasidalinau, tai jautėsi tas, kad ten, žodžiu, visą laiką buvo tokia, kur darė pagal visus žmonės, kaip reikia, pagal tas rolės. O kaip aš vakar dalinau, kad aš nenoriu daryti taip, kaip visi nori, aš noriu daryti taip, kaip man patinka, nes ir tu kai darai tą, kaip tau patinka, tai nėra, kad, na, aš dabar noriu greitai lėkiu ir padarau avariją ir kažkam padarau bėdos. Ne, tu darai tas, kas tavo valiu, nes aš jaučiu atsakomybę už viską, ta prasme, mes esame atsakingi už viską aplink mus, ne tik už savo dalykus. Ir o ta mano mokytoja ten pasakojo, kad ten labai klausė tavo tėvo, kad tėvas pasakys, nes libanietė, ta kultūra kitokia, jinai po to jau nusprendė, kad viskas ir išvažiavo į Indiją ir 12 metų Indijoje gyveno. Ir aš kai dalinuos, ten visi daliname savo tom patirtim, tai aš įlaukiu, čia visi sakys, čia jam drebėjo vidus, čia tie visi pamatė kažką, pajuto tą vienį, kad jie yra viskas ir niekas. Ir vis tiesiog, kad faina buvo, kad geriau truputį save pažino, kad laimingesnė. Ir aš po to mane pakvietė, aš sakau, bet žinau, kad mano tokia yra labai crazy istorija. Ir aš tai pasakoju ir mačiau, kas mane suprato, kas turbūt pajuto kažką iš tos pusės. Tai tie savanoriai, kurie irgi tą kursą yra lankę ir jie irgi užsiema tą meditaciją. Nu, tai tie turbūt žmonės, irgi tą meditaciją daugiau daro, jie yra kažką to jau prisilietę. Nes mokytoja pati minėjo, kad prieš man pasidalinant dar anksčiau paminėjo, kad tą jausmą, tą patirtį turėjo experience, atsimenu, yra patirtis, tą patirtį turėjo, kai tu jauti, kad tu esi viskas ir, ta prasme, nežinai, kur baigėsi tu, kur prasidedi tu, kad tu esi ir viskas ir niekas viename. Jinai turėjo po tokios kitos praktikos, kur irgi Sadhguru daro tokie mokymai, bet nėra jų Turkijoje, yra Indijoje ir mačiau, Vokietijoje važiuoju dabar. Ir čia yra jau realiai antra praktika, nes pirma yra šita ir pirma tą gauni iniciaciją ir po to gali tą kitą eiti. Ir aš iš jos mačiau, kad jai gal truputį yra tas toks, tas toks ego dar truputį, nes čia atvarė tokia, irgi jinai ją bandžia, tiesiog jinai užsienietė ir aš užsienietė. Ir man tai tas truputį suveikė, kai irgi užsienietė žmogus ir čia aš atvaru tokią jogistę visokią ir jau iškart nušvitau ten per vieną pamoką, nes aš mačiau iš jos veido, kad taip į mane žiūrėjo. Ir tik mačiau ten tos kitos merginos, tipo, kurios matyti irgi tą patyrė. Nes, bet aš nepriėmiau į širdį, ta prasme, nepriėmiau, kaip jinai sureagavo. Nes, ta prasme, žmogus, tu negali žinot, ką kitas žmogus yra patyręs. Tau nereikia būti jogė, nereikia medituoti nuolat, kad tu būtum jautresnė tokiem subtiliem dalykam. Dėl to, tai nežinau, jums čia buvo įdomu, ar sakysit, Jėzau, kas čia tokia ta lietuvė, turškai tokia nuprotėjus, o Dieve, nušvitus, o Jėzau. Nebekurs turbūt YouTube vlogo, nes čia tuščias reikalas, aišku, kursus man žiauriai patinka, nes esmė yra daryti tai, kas tau labai labai patinka, kas sukelia tą tokį vaikišką džiaugsmą. Dabar einu aš vaikų sąsiuvinio pirkti, nes čia irgi yra reikalas ir dar po to papasakosiu. Ate! Žodžiu, nebijau, kad aš jūsų neapkrausiu ten per daug dalykų. Nupirkau vaikų sąsiuvinį, ką norėjau pasidalinti. Tai šiandien tokia, matot, mes 4 dienas varėm. Ketvirtadienį, penktadienį vakarė po 3 valandas, iš šeštadienį, sekmadienį visą dieną nuo 8 iki 8. Ir vakar sakė, kad šiandien, sekmadienį, atvaryti į ten prie tos vietos, kur ten vyko tas renginys. Toks parkas yra, atvaryti tą parką ir, sako, ten galite atsivesti ir šeimos narį, vaiką, draugą, kažką. Tikėsime, kad jeigu vaikas, kad jis išbūtų valandą, pats tiesiog, nesakė, ką mes darysim. Bet aš nieko neatsivedžiau, galvojau pasimsiu dukrą arba abidvi dukras, bet labai labai pliaupė ryte lietus. Tiksliau visą naktį žaibavo, griaudėjo, tai nenorėjau aš jų ten tampytis, kad mane susirgtų, ir mes nuo ten važiuojam. Ok, pažiūrim, kas ten vyksta. Ten nėra, ok, nei tą išvažiavimą važiavau, sekdama kitus. Žodžiu. Ir mes ten atvarėm į tą parką. Čia žiauriai tamsu. Ir susirinkom ir pradėjom žaisti tiesiog frisbee, ten tą, kur mėti toks yra apvalus. Žinau, kas yra frisbis, kur šunim, pavyzdžiui, mėtyti arba tam prie jūros.
Ir tai faina, mes tiesiog žaidžiam, po to ten buvo tokie žaidimai. Čia yra realiai Sadhguru žaidimai, ką jisai pats daro, kai jis pats daro. Čia ta prasme, kad ir mum vedė ne Sadhguru, jo mokinė, tai bet viskas yra lygiai taip pat kaip Sadhguru. Ir dėl to ir minėjau, kad jinai kalba kaip Sadhguru, nes tai yra jo žodžiai, ką jisai perteikia, kaip jinai turi kalbėti. Tai dėl to negaliu pyti, kad jinai kalba kaip Sadhguru. Ten visokie žaidimai, ten panašiai kaip kvadratą mes žaidėm, kai ten turi išmušti ir lakstėm ir taip toliau, ir ten tokias estafetės. Ir kai mes atvarėm jau į tą studiją, jau grįžom, ten ėjom persirengti. Visų pirma, aš buvau pasiėmus atskirus rūbus, atskiras kojines, nes ten buvo belia kaip, ta prasme, neplėpė lietus, bet lyjo ir purvina buvo ant žolės, bet žiauriai fain, ta prasme, aš ten vienu momentu save pagavau. Mes ten žaidžiam, aš taip keliu akis į dangų, ant veido man krenta lietaus lašai. Ir tai faina, va tuo momentu būt, va tame momente, taip pat save pagau, kad dabar grinai mėgaujas aš tuo dabartiniu momentu. Čia sakau, lietus kaip koks užsakytas aktorius ir lietuva specialiai mums tą lietų čia davė, kad dar tokia labiau tokį gyvumą jaustume. Ir mokytoja klausė, sako, koks jausmas buvo, va, kai dabar jūs čia žaidėt. Ir mes nelabai suprantam, kaip atsakyti. Ir jis sako, kai žaidėt, ar jūs buvot ar jūs buvot ten, tarkim, Laura, ten, nežinau, Eglė, čia lietuviškais vardais, ar tu buvai ten mokytoja, dantistė, daktarė? Ne, nes ta prasme, tu kai žaidė, vat, kai esi tame momente ir esi užsiėmęs tokių fainų žaidimų kažkokių, kas tau duoda džiaugsmą, tavo visos etiketės, kuo tu esi save pavadinęs, identifikavęs, jos neįdomios, visiškai, jos neegzistuoja, tu esi padėjęs esi stalčio. Tai va tas suvokimas buvo žiauriai fainas, nes toks jausmas ir buvo, kad ne aš, ne Laura, nes nėra Lauras kaip Lauras, tiesiog aš esu žaidimo dalis. Tai čia man toks buvo irgi priminimas daugiau irgi žaist, džiaugtis gyvenimą, nes aš ir taip stengiuosi, va tuos skeitų važinėti ir kažką žaist. Ir tiesiog, nes juokės mano draugai, kad jeigu koks būna vakarėlis, kur ten tarkim biškai atsigeriam kažko, bet nereikia ten nusigert, kur būna linksmiau, Laura daro, žinau, kad Laura darys tiltelę iš jogos. Aš sakau, čia man yra pats fainiausias dalykas, kai tau linksma daryti tiltelę. Kažkas išlenda matyti manyje tas vaikas, kur nori dūkti. Tai žiauriai fainai buvo. Nežinau, toks ypatinga šiandieną buvo, toks visai kitoks matymas. Tai jaučiu tiek ir tai norėjau pasidalinti. Nežinau, ar jums čia rezonuoja, ar jums čia įdomu. Nebevarginsiu, jau pasibaigė mano šitie kursai. Jau rytoj ir grįž mano kortos į Instagramą, gal ir YouTube kelsiu, tai kas Instagramo nesekat, galite mane pasiekti. Ir susitiksime rytoj. Bye bye, ate.